čia atsidūrei. Ir galbūt palinkėjimą moterį palikti, nes visos tikrai domėjosi ir klausė ir palaikė ir linkėjo bet kuriai iš apkavos Taip. Tai tokia, žinai, žinutė, kurią galėtume galbūt pasidalinti kaip atsidėkojimą. Jo, aš visą laiką iš tiesų po kiekvienos praktikos, po kiekvieno būdo, po kiekvieno kažkokio esmingo išsivalymo, aš visą laiką iš tiesų labai nuoširdžiai dėkoju Neringai, su kuria mes kalbėjom telefonu ir tuo metu aš nesuvokiau nei su kuo kalbu, nei kas čia vyksta, dėl to, kad reikėjo per savaitę, tarkim, suvokti, kas įvyko. Tai esminis viso šito dalykas, aš manau, kad yra dovana. Ir ta žinutė, tai yra tokia, esminė, ta prasme, kad nebijokim dalintis, pirmiausia, nebijokim dovanoti vieną kitai, net ir tokio masto dovanas, aš dar dabar nesuprantu. Tai yra didžiulė dovana ir kaip mes pamirštam, ar ne? Kaip mes iš tiesų pamirštam vieną kitai dovanoti. Tokias jautres, gilias dovanas, tai aš manau, kad tiek mintise prisirpo man visokių dalykų, kaip atsidėkoti Neringai ir kaip aš tai galėsiu padaryti, tai aš manau, tai subrandinsi ir tai padarysi, tai va, ta istorija tokia reiškias. Aš gavau dovaną, ta prasme, didžiulę dovaną, bet aš tos dovanos šaukiausi, ta prasme, aš dariau viską. Aš nežinau, kaip jie ateis, aš nežinau ir net dabar nesuprantu, kaip jie taip galėjo ateiti, ta prasme, tikrai paprastai, nes tu visada esi linkęs save kažkaip, nuvertinti, kad sunkiai per kažkokį, nežinau, sunkų dalyką tau turi ateiti kažkokia dovana, reiškia, tu turi užsitarnauti kažkaip, ne? Tai, bet dabar, kai pasižiūrė atgal, supranti, kad iš tiesų buvo už ką. Tai ačiū labai.